šie metai mums yra labai svarbus, išskirtiniai turbūt pasakyčiau metai, permainų metai ir pasidžiaugti reikėtų Šiaulių policija, nes kalbant apie pokyčius, kurie vyksta Lietuvos policijoje, tai iniciatoriai buvo Šiaulių apskrities policija, tiksliau Raseinių policijos komisariatas. Tai ne mano iš tikrųjų kažkoks sugalvojimas, o žmonės, kurie dirba žemėje, pasakė, kad mes nesam pakankamai efektyvūs, mes turime dirbti kitaip ir tų žmonių buvo iš tikrųjų idėja, kad policininkų turi būti daugiau gatvėje, kad didesnis dėmesys būtų suteikiamas nukentėjusiam asmeniui, kad greičiau atvyktume į įvykius. Tai yra labai svarbu. O šios dienos projektai, apie kuriuos kalbame, didelis žingsnis į priekį ir turbūt ne tik tai policijai. Jeigu kalbant apie priimamai, tai kas yra labai svarbu, jeigu viešbučiui yra svarbu vestibiulis, tai policijai taip pat yra svarbu priimamasis, kadangi žmogus, kuris ateina į policiją, jis turi būti tokioje aplinkoje, kur jisai supras, kad čia man suteiks pagalbą, kur jisai jausis iš tikrųjų komfortabiliai, nes mes suprantam, kad į policiją neateina kažkokių gerų dalykų, žmonės ateina su kažkokiom problemom. Tai ta aplinka turi būti jam padėti iš tikrųjų atsipalaiduoti, kad jisai galėtų išsakyti savo bėdą, kad tikrai jaustųsi saugus. Čia pastatyta elektrinė 90 kW. Jinai per metus pagamins apie 80 000 kWh elektros energijos ir bus taupoma iki 10 000 eurų per metus. Labai smagu, kad ta mintis, kuri buvo tik kibirkštėlė, kad gal reikia imtis ir daryti, patapo kūnu ir šiai dienai turim nuostabų projektą ir galimybę taupyti lėšas ir kitas dalykas, svarbiausias turbūt žmonijai, tai tausoti gamtą. Čia turbūt, sakyčiau, ne policija žingsnis į priekį, čia žingsnis į priekį Lietuvai. Nes aš manau, kad žingsnis po žingsnio mes turime pereiti prie atsinaujinančių energijos šaltinių ir tai yra labai svarbu. O man, aišku, ypatingai džiugu, kad policija daro tuos žingsnius. Policijoje tai yra ne pirmas projektas, šiuo metu vystomi keli projektai, paprasčiausiai Šiauliai, tie, kurie įgyvendino pirmieji, yra Radviliškis, yra Anykščiai, kiti policijos komisariatai eina tuo pačiu keliu.